Po savo apgailėtinos gegužės 9-osios pergalės parado Vladimiras Putinas stovėjo prieš pasaulį ir pasakė tai, ko niekas nesitikėjo. Rusijos lyderis pareiškė, kad Ukrainos karo pabaiga artėja. Tai nėra neišvengiamos Rusijos pergalės deklaracija, kaip gali pasirodyti. Tai tylus pripažinimas, kad Rusija pralaimėjo, o Vladimiras Putinas dabar ieško išeities. Vladimiro Putino žodžiai parodo, kad net jis supranta, jog Ukrainoje vyksta didžiulis lūžio momentas. Dabar jis ruošia Rusijos žmonės specialiosios karinės operacijos nesėkmei. Mes jums papasakosime, kaip tai vyksta, bet prieš tai turime aptarti Vladimiro Putino pareiškimą. Praėjus vos kelioms valandoms po sumažintos pergalės dienos parado, kuris buvo visiškas pažeminimas žmogui naudojančiam tą paradą Rusijos gali demonstruoti, Vladimiras Putinas stojo prie žiniasklaidą ir pasakė kai ką labai įdomaus. Manau, kad reikalas artėja prie pabaigos. Šie žodžiai buvo susijęs su karu Ukrainoje ir jie buvo labai kruopščiai parinkti. Žodis reikalas pakeitė karą, nes Vladimiras Putinas stengiasi vengti bet kokių pareiškimų, kurie leistų manyti, kad jo pradėtas karas iš tikrųjų yra karas. Net kai per šią operaciją rusų nuostoliai jau viršijo 1 300 000 ir šis skaičius vis dar auga. Tačiau tikroji antraštė čia yra ta, kad Vladimiras Putinas regis tiki, jog pabaiga jau arti. Tai ką matome dabar yra Rusijos lyderio pozicijos pasikeitimas, o daugelis jo žodžių pasakytų gegužės 9-ąją rodo, kad Vladimiras Putinas bando paruošti savo tautą pabaigai, kurios jie galbūt nesitikėjo. Nors jis vadino karą Ukrainoje teisingu, nes esą kovojo su agresyvia jėga, kuri yra Ukraina, Vladimiras Putinas didžiąją dalį savo kalbos skyrė kritikuoti kolektyvinius vakarus už pagalbą suteiktą Ukrainai. Vakarai pažadėjo pagalbą, o tada pradėjo kurstyti konfrontaciją su Rusija, kuri tęsiasi iki šiol. Manau, kad reikalas artėja prie pabaigos, bet tai rimtas reikalas, apie vakarus sakė Vladimiras Putinas. Vėlgi, kaip ir daugelėje Vladimiro Putino pasisakymų po jo apgailėtinos parado, čia matomas dvejopa kalba. Išoriškai Vladimiras Putinas kursto neapykantą vakarams. Iš tiesų jis bando pateikti Rusiją kaip visiškai kitokią, nei ji yra iš tikrųjų. Ir tai atspindi jo tylų pripažinimą, kad viskas jau baigta. Taip pat matėme, kaip Vladimiro Putino požiūris keičiasi kalbant apie derybas su Ukraina. Susitikimas trečiojoje šalyje taip pat galimas, tačiau tik tada, kai bus galutinai susitarta dėl taikos sutarties, kad būtų galima istoriškai ilgalaikėje perspektyvoje dalyvauti šiame įvykyje ir pasirašyti sutartį. Tačiau tai turi būti galutinis žingsnis, pareiškė Vladimiras Putinas. Vėlgi, dviveidė retorika. Šiuo pareiškimu matome du dalykus. Vladimiras Putinas vėl bando elgtis taip, tarsi visos kortos būtų jo rankose, kai jis kalba apie galutinius žingsnius ir galutinius susitarimus. Tačiau už šios bravūros slypi desperacija. Tai Vladimiras Putinas kiek tik įstengdamas aiškiau kreipiasi į visus, kurie tik nori klausytis, kad Rusija pasirengusi sudaryti susitarimą ir užbaigti karą, kurį pati pradėjo. Ką mes tuo norime pasakyti? Pirmiausia, pasakysime, ko neturime omenyje. Vladimiro Putino žodžiai, kaip įprasta, turi parodyti galingo lyderio, visiškai kontroliuojančio situaciją įvaizdį. Viena šių žodžių interpretacija yra ta, kad Vladimiras Putinas gali nuoširdžiai tikėti, jog Rusija yra arti pergalės kare Ukrainoje. Tačiau jei taip yra, tai parodo, kaip Vladimiro Putino iliuzijos ir jo nesugebėjimas išgirsti tiesos iš generolų, kurie labiau rūpinasi savo išlikimu nei tikros padėties mūšio lauke pranešimu, klaidina jį. Nieko Rusijos puolime Ukrainoje nerodo, kad Rusijos pergalė artimiausiu metu būtų įmanoma. Pasak Džordžo W. Busho prezidentinio centro, Rusijai 2025 metais pavyko užimti tik apie 1% Ukrainos teritorijos. Liko dar apie 80% teritorijos. Taigi, jei viskas vyktų tokiu tempu, Rusija pergalę galėtų paskelbti tik po 80 metų. Niekas negalėtų teigti, kad šis klausimas artėja prie pabaigos, matydamas tokius skaičius. Ir jei Vladimiras Putinas iš savo generolų išgirsta tiesą, jis taip pat žinos, kad 2026 Rusijai bus dar blogesni. Ukraina pietuose atgavo daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų. Pavasario puolimas prieš Donecko įtvirtinimų juostą sustojo, o balandį Rusija pirmą kartą nuo 2024 metų rugpjūčio ir Ukrainos atsakomojo įsiveržimo į Kurską prarado daugiau teritorijų nei užėmė. Rusijos laimėjimų tempas nepadidėjo. Priešingai, Rusija patiria apie 35 000 karių nuostolių per mėnesį. Atsižvelgiant į visą tai, nemanome, kad Vladimiro Putino pareiškimai po parado rodė, jog jis mano, kad Rusija netrukus laimės Ukrainoje. Net ir labiausiai apsvaigęs lyderis matytų, kad pergalės nebus. Mus domina tai, kas slypi už Vladimiro Putino žodžių. Vyksta kažkas daug gilesnio, kas rodo, jog Vladimiras Putinas ruošiasi visiškai kitokiai pabaigai, nei jis ir jo žmonės įsivaizdavo. Vladimiro Putino žodžiai nebuvo apie neišvengiamą Rusijos pergalę, jie buvo pasiruošimas artėjančiam pasitraukimui. Iš tikrųjų, ką matome Vladimiro Putino žodžiuose, yra propagandos kupinos kampanijos pradžia, kuria siekiama paruošti Rusijos žmonės Rusijos pasitraukimui iš Ukrainos. Vladimiro Putino atviri ir vieši taikos derybų paminėjimai yra to ženklas. Tačiau galbūt didžiausias ženklas, kad Vladimiras Putinas ieško išeities iš savo invazijos, yra tai, kad savo kalboje jis bandė pateikti Rusiją kaip auką, o ne kaip agresorių. Atkreipkite dėmesį į tai, ką Vladimiras Putinas sakė apie vakarus. Net labiau nei Ukraina, Putinas bando parodyti vakarus kaip pagrindinę grėsmę Rusijai.
Tai turi labai aiškią prasme. Vladimiras Putinas nori, kad jo žmonės manytų, jog karas, kurį jie dabar kariauja, yra apie atsilaikymą prieš vakarus ir NATO, o ne apie Ukrainos įveikimą. Ir jei tai atrodo kaip keistas teiginys, žinokite, kad po parado sakyta kalba nėra vienintelis kartas, kai Vladimiras Putinas taip pasielgė visai neseniai. Praėjus vos dienai Vladimiras Putinas tęsė savo išpuolius prieš NATO. Jis nukreipė savo pyktį į Suomiją, teigdamas, kad ši šalis prisijungė prie NATO tik todėl, kad tikėjosi, jog Rusija žlugs dėl NATO daromo spaudimo, sankcijų ir pagalbos Ukrainai. Tiesiog ignoruosime grėsmę, kurią Suomija jautė dėl to, kad ribojasi su šalimi, kuri pradėjo invaziją prieš vieną iš savo kaimynų, ar ne, Putinai? Kokią statybą prie Sestra upės Putinas nurodė kaip įrodymą, kad Suomija tiesiog nori pasinaudoti Rusijos žlugimu. Putinas taip pat teigė, kad vakarų šalys tikėjo, jog Rusija žlugs per 6 ar 7 mėnesius, o visa Rusijos bankų sistema subirės, palikdama milijonus rusų be darbo. Tai ką matome čia yra naujos pasakojimo versijos kūrimas. Putinas keičia savo poziciją, siekdamas parodyti Rusiją kaip NATO agresijos auką, o Ukrainą beveik kaip tos agresijos šalutinį produktą, o ne kaip šalį, kurią Rusija užpuolė 2022 metais. Tai jau nebe apie specialiosios karinės operacijos sėkmę. Dabar Putinas skleidžia naują žinią – išlikimą, o ne pergalę. Tai naujas propagandos posūkis ir kalba po parado užsimena apie visą tai. Žinoma, Rusija save pristatanti kaip NATO agresijos auką nėra nieko naujo. Didelė dalis kultūros, suformuotos šalyje valdant Putinui, sukasi apie aukos mito palaikymą, kur Rusija visada vaizduojama kaip nuskriausta tauta, atsakanti į kitų vykdomą agresiją, o ne pati būdama agresorė. Putinas taip pat kiek įmanoma gilinsis į istoriją, kad išlaikytų šį mitą gyvą. Kai buvo pabrėžta pokalbyje dar 2022 metais, jis jau pasinaudojo tiek Švedijos Karolio XII, tiek Napoleono, tiek ir Adolfo Hitlerio operacijos Barbarossa Rusijos invazijų pavyzdžiais, kad pavaizduotų Rusiją kaip amžiną auką. Tam tikrą prasme, tai kaip Putinas formuoja naratyvą, kai jis daugybėje kalbų piktinasi vakarais, tai yra tęsinys to, ką jis daro jau daugelį metų. Tačiau dabar viskas kitaip. Naratyvo linija, kurios Putinas taip ilgai laikėsi, yra dar labiau stiprinama. Pergalės diena ir po parado sakoma kalba, kuri naudojama vakarams demonizuoti, o ne Rusijai šlovinti, yra naujas žingsnis Rusijos aukos vaidmens link, ir Putinas tai padarė dėl labai aiškios priežasties. Jis žino, kad invazija į Ukrainą žlunga ir ieško išeities. Tai pakeičia viską, kas susijęs su karu Ukrainoje. Beje, jūs žiūrite The Military Show, kurioje pateikiame visą vaizdą, o ne tik antraštes. Jei esate naujokas kanale, užsiprenumeruokite kanalą, nes kiekvieną savaitę viską išskaidome būtent taip. Tai ką iš tikrųjų matome iš Putino pareiškimų po parado? Tai mažiau susijęs su galios demonstravimu, o labiau su tuo, kad Putinas žvelgia į situaciją ir supranta, jog turi keisti savo žinutę, kad jo žmonės būtų pasiruošę kitokiam karo Ukrainoje rezultatui, nei tas, kurį žadėjo Putinas. Putinas to nenorėjo daryti, bet nauja propaganda yra skleidžiama, nes Putinas žino, kad veda Rusiją į pavasarį kupiną problemų, kurios tęsis vasarą ir toliau, galinčias sužlugdyti Rusiją. CNN išsakė panašią mintį balandžio 26 dienos straipsnyje, kuriame pabrėžė, kad Putinas bandė keletą skirtingų būdų, kol galiausiai nusprendė naudoti savo žinutę tam, kad paruoštų Rusijos žmonės pasitraukimui. Buvo labai viešas pasipriešinimas Putinui, net ir iš Rusijos žiniasklaidos atstovų, kurie turėtų remti Kremlių, kai Ukrainos atakos sukelia periodinius elektros atjungimus ir kuro trūkumą. Putinas bandė suvaržyti atvirą bendravimą Rusijoje, atjungdamas mobilų internetą ir imdamasis griežtų priemonių prieš populiarias susirašinėjimo programėles, tokias kaip Telegram. Taip pat vykdomi daugybė politinių areštų ir reidų, nes Putino paranoja verčia jį pulti bet ką, ką jis laiko grėsme savo valdžiai. Tačiau tai tik laikinos priemonės, kurios skirtos padėti Putinui kontroliuoti situacijos interpretavimą Rusijoje. Realybė yra tokia, kad net ir šios represijos negali paslėpti tikrų karo sukeltų sunkumų, kurį jaučia Rusijos žmonės, ypač ekonominiu požiūriu. Net Putinas buvo priverstas pripažinti, kad Rusijos ekonomika susiduria su sunkumais, kaip jis tai padarė balandžio viduryje kalboje, kurioje reikalavo sprendimų iš šalies ekonomikos ir verslo vadovų. Tačiau tie reikalavimai yra tušti, nes Putinas puikiai žino, kaip ir visi kiti, kad Rusijos finansinės bėdas ir pragyvenimo išlaidų krizę, kurią jis užkrovė žmonėms, sukėlė jo aklas susitelkimas į Ukrainą, dėl kurio jis pila milijardus po milijardų dolerių į karą, kurio Rusija nelaimė. Pasaulinėje arenoje reikalai Putinui atrodo dar blogiau, o pergalės dienos paradas vykęs prieš jo naujausią kalbą yra to įrodymas. 2025 metais parade buvo demonstruojama visa Rusijos karinė technika, o jame dalyvavo tokie aukšti svečiai kaip Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir Venesuelos diktatorius Nikolasas Maduras. Pastarasis dabar nebedalyvauja dėl JAV reido, ir tai tik dar labiau didina Rusijos problemas tarptautinėje arenoje, nes jos geopolitinė įtaka silpnėja. Kalbant apie 2026 metų parado versiją, karinė technika jau buvo dingusi, o geriausia, ką Putinas galėjo surinkti iš dalyvaujančių lyderių, buvo jo marionetė Baltarusijoje Aleksandras Lukašenka ir atstovai iš tokių šalių kaip Laosas, Kazachstanas ir Pietų Osetija.
Sudžiungus Rusijos vidaus problema su jos silpstančia pasaulinė įtaka, aiškiai matyti, kad bet kokie bandymai demonstruoti galią dabar skamba tuščiai. Putinas tai žino. Ir būtent todėl žinutės, kurias jis perdavė po parado vykusiame pasirodyme, buvo labiau skirtos Rusijos žmonėms nei vakarų šalims, į kurias regis jos buvo nukreiptos iš pirmo žvilgsnio. Putino užuomina apie atvirumą deryboms su Ukraina yra ypač iškalbinga. Tai rodo, kad Rusijos prezidentas bando pateikti kitokį specialiosios karinės operacijos rezultatą nei anksčiau. Iš pradžių Putinas siūlė visą Ukrainą. Tuomet, kai tapo aišku, kad tai neįvyks, jis rusų tautai pasiūlė Donecko užkariavimą. Tačiau, kai Rusijos puolimas tame regione stringa, o Ukraina taip pat pasiekia laimėjimų, geriausia, ką dabar gali pasiūlyti Putinas, yra kažkoks taikos susitarimas, kuris leistų Rusijai pasitraukti iš Ukrainos. Ne dėl pačios Ukrainos, o dėl menamo vakarų baubo, kuriuo Putinas nori įtikinti savo žmones, esą vakarai skriaudžia Rusiją. Putinas dabar kuria naują pasakojimo kryptį, nes žino, kad buvo įspraustas į kampą. Jis mato, kad žmonės Rusijoje nusigręžė nuo jo ir nuo ankstesnių jo žinučių apie dominavimą Ukrainoje. Net ir turint visą Kremliaus informacijos kontrolę, Rusijos žmonės žino, kad neturėtų užtrukti 4 metų ir dar ilgiau, kol Rusija pasiektų pergalę, remiantis ankstesniais Putino teiginiais apie Rusijos galią. Jie taip pat mato augančias kainas ir tūkstančių žmonių, kurie vyksta į frontą ir niekada nebegrįžta. Net ir valstybinių agentūrų atliekamos apklausos rodo, kad visuomenės nuomonė krypsta prieš Putiną. BTSEOM, kuris atlieka apklausas Kremliaus vardu, praneša, kad Putino palaikymas tarp Rusijos gyventojų sumažėjo nuo 74% vasarį iki 65,5% balandį, praneša El Pais. Galbūt tai netrodo kaip labai didelis kritimas, bet šalyje, kur žmonės bijo kalbėti dėl baimės sulaukti atpildo, tai yra milžiniška ir Putinas tai žino. Matydamas šiuos vidaus pokyčius, Putinas dabar bando pateikti taikos susitarimą kaip Rusijos pergalę. Tai nėra tiesa. Siekti taikos reiškia atsisakyti visko, ką Putinas teigia pasieksantis vykdydamas specialiąją karinę operaciją. Ir jis tai žino. Todėl savo kalbose jis teigia, kad Rusija yra NATO auka. Tokiu būdu Rusija nepralaimi Ukrainai. Jie atsitraukia, kad apsisaugotų nuo vakarų. Tačiau kyla klausimas, kodėl dabar? Vladimiro Putino subtilūs pasakojimo pokyčiai vyksta nebe priežasties. Yra teritoriniai klausimai, kuriuos jau minėjome. Neatsitiktinai Vladimiras Putinas pradėjo bandyti keisti pasakojimą vos po kelių dienų po to, kai pasirodė naujienos. Ta balandį Rusija Ukrainoje neteko 116 kvadratinių kilometrų teritorijos, o tai rodo, kad Donecko puolimas įstrigo, o Ukrainos veržimasis į pietus yra sėkmingas. Toks lūžis ne visai dera su ankstesniais Vladimiro Putino pasakojimais apie Rusijos dominavimą ir neišvengiamumą. Tačiau net jei dabar žinutės yra kuriamos tam, kad paruoštų Rusijos žmonės, tikroji priežastis, kodėl Vladimiras Putinas mini taikos derybas ir tvirtina, kad Ukrainos karo pabaiga artėja, yra paprasta. Vladimiras Putinas praranda įtaką. Ukrainos teritoriniai laimėjimai, silpnėjantis Rusijos puolimas ir paprastas faktas, kad Ukraina vis dar laikosi po 4 metų, reiškia, jog Putinas turi skubėti su taikos derybomis dabar, nes mato, kad iniciatyva slysta iš Rusijos rankų. Vladimiras Putinas žino, kad jei jis dėls iki pavasario ir vasaros puolimų pabaigos, Doneckas vis tiek išliks, nors turėjo būti užimtas, o Rusija atrodys dar silpnesnė nei dabar. Taip pat nėra jokių ženklų, kad Ukraina ketintų nusileisti. $106 milijardų paskolų paketas iš ES arba ES pagaliau buvo patvirtintas po to, kai Viktoras Orbanas buvo pašalintas iš Vengrijos valdžios. Vėl tas geopolitinės įtakos žlugimas, ar ne, Putinai? Dar vienas tavo bendražygis dingo. Rusijai taip pat nepavyko priversti ESO šalių atsisakyti tiesioginės karinės pagalbos Ukrainai. Jis taip pat stebėjo, kaip daugelis ESO šalių pasirašo bepiločių gamybos sutartį su Ukraina, o Persijos įlankos šalys, kurias paveikė karas Irane, kreipėsi į Ukrainą pagalbos, tiek, kad jos pasirašo 10-mečio trukmės gynybos sutartis. Kaip praneša Odessa Journal, šiuo metu apie 20 šalių arba pasirašo, arba svarsto pasirašyti bepiločių orlaivių sutartis su Ukraina. Visa tai siunčia Putinui žinutę, kad Ukraina tampa galinga valstybė, ir tai ne tik karinė prasme. Rusijos kariuomenė žino, kokia pražūtinga jau buvo Ukrainos gynyba, tačiau geopolitiniu požiūriu Ukraina lenkia Rusiją ir kuria tokius ryšius, kokių Putinui nepavyksta užmegzti. Viską lemia įsibėgėjimas, ir tai apima ne tik pačią Ukrainą, bet ir visą pasaulį. Rusijai patikimi sąjungininkai prarandami, o kortos, kurias Putinas manė turys, pasirodo esančios tuščios. Ką iš tikrųjų rodo Putino kortos, tai nepakeliami nuostoliai, lėtas veržimasis pirmin, kuris pamažu atmušamas, byranti geopolitinė įtaka, sužlugdyta ekonomika ir lyderis, kuris desperatiškai bando viską išlaikyti šalies viduje, kai visuomenės nuomonė ima krypti prieš jį. Štai ką Putinas atsineša į taikos derybas, ir būtent todėl jis dabar ieško galimybės pasitraukti. Niekas iš to Rusijai ateityje nepasikeis. Putinas nebegali apsaugoti savo sąjungininkų visame pasaulyje. Ukraina neketina pasiduoti, kai daugėja rusų aukų ir atskleidžiama Putino 2026 metų puolimo padėtis. Ir Rusijos ekonomikai nėra jokios šviesos tunelio gale, jei Putinas nepakeis krypties ir neišeis iš Ukrainos. Todėl keičiasi retorika. Putinas ruošia savo žmonės taikai, kurios jis tikisi sulaukti.
Kai bus pasirašytas susitarimas, kuris neišvengiamai nesuteiks Rusijai visko, ką Putinas žadėjo 2022 metų. Vasarį Putinas turi įtikinti savo žmonės, kad tai yra geras dalykas. Tai nebuvo Rusijos nesėkmė. Štai kokią istoriją Putinas turi papasakoti. Ukraina vėl būtų Rusijos dalis, jei ne vakarai. Kol Putinas sugebės išlaikyti šį naratyvą, jis gali turėti galimybę pasitraukti iš Ukrainos ir išlaikyti savo valdžią Rusijos prezidento poste. Tačiau jis turi veikti dabar. Kai pažvelgiai neišsakytą žinią, slypintį Putino žodžiuose, pradedi matyti, kaip vyksta pasiruošimas. Putinas žino, kad jis pralaimėjo. Jo kalba po parado tai įrodo. Klausimas dabar yra, kaip gerai Kremlius sugebės paskleisti naują naratyvą visuomenėje, kol Putinas sugebės užbaigti šį reikalą. Į šį klausimą gali prireikti mėnesių atsakyti. Tačiau kiekviena diena, kuri praeina iki karo Ukrainoje pabaigos, tik silpnina Putino pozicijas. Jau anksčiau sakėme, kad Rusijos visuomenė nusigręžė nuo Putino. Dar labiau Rusijos vadovo neramina tai, kad Rusijos valstybės dūmoje atsiranda balsų pasisakančių prieš jį. Vienas iš tų balsų teigia, kad dabar jau yra visos sąlygos revoliucijai, tokio masto kaip ta, kurią Rusija patyrė 1917 metais. Norite sužinoti daugiau? Peržiūrėkite mūsų vaizdo įrašą, kuriame nagrinėjame Rusijos komunistų partijos lyderio pareiškimus ir ką jie reiškia Vladimirui Putinui. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, nepamirškite prenumeruoti The Military Show, kad sužinotumėte daugiau apie Vladimiro Putino žodžius ir jų tikrąją prasmę. Kaip visada, dėkojame, kad žiūrėjote.